Labadiena medžiotojai, nemedžiotojai, gamtos mylėtojai ir visi kiti. Tikrai nerima keliantis atvejis yra užfiksuotas video. Vilkaviškio rajone vienam gyventojui pavyko sufilmuoti gyvūną, invazinis rūšies gyvūną, kas elgėsi labai keistai ir nenatūraliai. Video medžiagė yra matomas mangutas arba usūrinis šuo. Gyvūnas visiškai nebijo žmogaus, juda keistai, suka galvą kažkaip keistai ir iš burno eina putos. Video įrašas yra paviešintas grupėje, kas vyksta Vilkaviškyje, Facebook'e. Ir tikrai kelia nerimą, todėl kad visi šitie požymiai, plus tai, kad gyvūnas nebijo žmogaus, yra pasiutligės požymiai. Ir pasiutligė yra visiškai baisi liga, 100% mirtinga visiems gyvūnams ir žmonėms. Ji turi pakankamai ilgą vystymosi laikotarpį, kol gyvūnas atrodo sveikas, gali praeiti keletą mėnesių. Tai galbūt gyvūnas yra užsikrėtęs gal rudenį, galbūt tai ne visai liga, ne visai pasiutligė. Susisiekus su valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos specialistais, išsiaiškiname, ar galima sakyti patvirtiname mūsų mintis, kad tai gali būti irgi keletą kitų ligų, kas gali sukelti centrinės nervų sistemos sutrikimus. Irgi tai gali būti trauma, tuo pačiu būdu tai gali būti kažkokie parazitai irgi. Galbūt jis yra apsinuodis kažko, nėra žinoma, todėl kad yra video medžiaga, bet gyvūnų nėra. Valstybinės maisto veterinarijos tarnybos specialistai irgi aiškina, ką reikia daryti, jeigu yra įtartina kažkokia baisi liga arba, pavyzdžiui, gyvūnas, jeigu yra sužalotas. Visų pirmiausia, jūs galite skambinti 112. Paaiškinti situaciją, pasakyti, kas vyksta, kur vyksta, kokia yra problema ir jie tada išspręs, ką daryti, arba patys atvyks, arba pakvies su savim atitinkamus tarnybos atstovus. Kitas dalykas, jeigu yra žinoma, kad tai vyksta, kad gyvūnas yra aptiktas kažkur medžioklės plotuose, tai irgi reikia susisiekti su medžiotojų būrelį. Ir pavyzdžiui, toks atvejis, jūs matote gyvūną, kas įtartinai yra susirgęs pasiutligė. Tikrai gali būti, nes požymiai atitinka šitai ligai. Tai reikia iškart pranešti savivaldybei 112 ir medžiotojų būreliai, nes jeigu gyvūnas yra medžioklės plotuose, tai medžiotojų būrelis gali problemą išspręsti labai greitai. Jūs galite nusiųsti koordinatės arba palaukti medžiotojus. Toks gyvūnas turi būti pašalintas iš populiacijos, iš gamtos, nes jis toliau tą pasiutligę perduos kitiems gyvūnams. Ir ne tik laukiniams, bet gali irgi naminiams gyvūnams perduoti tą ligą, kažkur atėjant į kaimą ir gal gali susitikti su šunimis, su katėmis ir perduoti tą ligą. Tai toks gyvūnas turi būti pašalintas iš gamtos kuo greičiau. Medžiotojų būrelio atstovai gali atvykti, sumedžioti tokį gyvūną, nes vis tiek jis numirs. Ir paskui būtinai reikia atiduoti tą gyvūną tyrimams. Susisiekti su valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba ir atiduoti tą gyvūną jiems ištirti. Ar yra ten pasiutligė, ar nėra pasiutligė. Tuo pačiu būdu bus išsiaiškinta, ar yra liga ir pašalintas toks grėsmingas egzempliorius iš gamtos. Reikia atsiminti, kad nereikia, jeigu jūs nesate medžiotojas arba specialistas, nereikia artintis tokio gyvūno, nes jo elgesys nėra prognozuojamas. Jeigu tikrai tai yra pasiutligė, jis gali pulti labai greitai ir jūs, ir jūsų augintinį reikia nueiti kuo toliau ir stebėti, kur tas gyvūnas eina, kad galėtų pranešti medžiotojams ar tarnybams, kur ją ieškoti. Jeigu jis yra sumedžiotas arba nugaišęs, būtinai negalima ją liesti. Pirštinis jums reikalingas, guminis pirštinis jums reikalingas būtinai ir reikia labai atsargiai su tokiu gyvūną elgtis, kuo toliau nuo tiesio fizinio kontakto, negalima jį liesti plikomis rankomis.
į maišą su pirštinėmis ir kuo toliau nuo savęs, nes pasiutligė tikrai yra labai pavojinga ir ją galima labai greitai užsikrėsti per sielą, gyvūno sielą. Jeigu ji net pateks ant jūsų odos ir ten yra kažkokia maža žaizda, jūs turite, yra grėsmė užsikrėsti tą ligą ir paskui reikės važiuoti būtinai pas gydytoją ir skiepytis. Apie tai irgi kalbėjo valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos specialistai, prisiminė, kad jeigu įvyko kontaktas, būtinai iškart reikia važiuoti į medicinos įstaigą ir gauti skiepą nuo pasiutligės. Tai yra tikrai labai labai svarbus dalykas. Ir dar vienas svarbų dalyką turiu prisiminti jums visiems Lietuvos gyventojams, ne tik medžiotojams arba tiems, kas gyvena kaimo teritorijose, yra būtinai privaloma skiepyti savo augintinius nuo pasiutligės, ypač šunis. Kas metus ar kas 3 metus Lietuvoje yra prieinami 2 skirtingų rūšių skiepai. Jūs galite pas veterinarą pasakyti, kokią jūs norite, ar 1 metų skiepą, ar 3 metų, ir būtinai atnaujinti reguliariai šitą skiepimą, todėl kad tik nuo pasiutligės paskiepyta gyvūnų populiacija gali priešintis pasiutligės epidemijai. Kas yra svarbu? Lietuvoje pasiutligė yra nustatyta paskutinį kartą 18 metais, nugaišiusiai lapiai. Kartais tikrai šita liga patenka į Lietuvą. Pas mus Lietuva yra laikoma nuo pasiutligės laisvi šalimi, bet aplink mūsų pasiutligė yra. Baltarusijoje ir Lenkijoje pasiutligė yra. Ir Ukrainoje. Iš Ukrainos pasiutusi gyvūnai gali patekti į Lenkiją ir skleisti tą ligą. Ir tai reiškia, kad mes turim būti labai atsargus, labai atidžiai sekti situaciją, būtinai skiepyti savo šunis, būtinai pranešti apie tokius atvejus. Jeigu jūs matote tokį gyvūną, kas elgiasi neteisingai ir jūs įtarite, kad jis galėtų būti pasiutligė ligotas, būtinai iškart reikia pranešti ir kuo greičiau tokį gyvūną pašalinti. Bet jeigu jūs nesate specialistai, patys tai nedarykite. Būtinai susisiekite su policija, valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba ir su medžiotojais. Medžiotojai gali tokią situaciją išspręsti, aišku, pagal įstatymus ir visa kita, bet tikrai toks gyvūnas turi būti pašalintas iš gamtos ir atiduotas specialistams tyrimams. Tai va, būkite atsargus, būtinai galvokite apie tai, ką darote, bet jeigu turite informaciją arba panašus kažkokius video įrašus, būtinai siųskite, rašykite mums klausimus, rašykite komentarus ir būkite kartu su mumis. Pasidalinkite įrašami, kad kuo daugiau žmonių matytų, kuo daugiau žmonių turėtų informacijos ir, spauskite like ir medžioklė valia.